Lietuvos sportas supažindina su Lietuvoje vykstančiomis varžybomis. Savaitgalį Kaune kryžiuosi špagos. Sporto halėje vyks didžiausios Lietuvoje fechtavimo varžybos per visą istoriją. Šiaurės šalių jaunių ir jaunimo čempionatas. Jame kovos beveik 500 fechtuotojų iš 8 valstybių. Pirmas tokio masto fechtavimo varžybos Lietuvoje. Šitame čempionate dalyvaus 430 fechtuotojų iš Skandinavijos, Baltijos šalių ir Baltarusijos. Iš tikrųjų, tai bus įspūdingas renginys. Aukšto rango varžybos ir tai reikėjo padėti nemažai pastangų ir organizatoriams, Tarptautinė fechtavimo federacija, kuri mus parėmė, Kauno miesto savivaldybė, kuri parėmė, kad iš tikrųjų mes esame pajėgus organizuoti tokį didžiulį renginį. Birželio mėnesį Švedijoje vykusiame šiaurės šalių suaugusiųjų čempionate bronzos medalį iškovojo Tomas Krasikovas. Komandinėse varžybose sidabrą laimėjo Lietuvos moterų rinktinė. Tikimasi, kad namų sienos padės laimėti medalius ir jauniesiems Lietuvos fechtuotojams. Mes užstatome rinktinės visose amžiaus grupėse, jaunimo, jaunų ir vaikų, ir mūsų dalyvavimas skaičius bus pakankamai įspūdingas, galbūt ir 40 sportininkų. Ir kaip visada mes kaunamės dėl medalių. Pastaruoju metu fechtavimas mūsų šalyje populiarėja, daugėja treniruotes lankančių vaikų ir jaunimo. Nemažai žmonių fechtavimą renkasi kaip laisvalaikio praleidimo formą. Susidomėjimas fechtavimu tiesiog didėja, nes kūrėme naujus klubus arba dedamės pastangas, kad tie klubai kurtųsi ne tik tai didžiuosiuose miestuose, Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, bet ir kitose miestuose. Ir tai darome žingsnis po žingsnį. Apskritai, susidomėjęs fechtavimu yra ne tik tai knygose, o ir gyvenime. Ir jeigu mes kalbėjome apie tai, kad anksčiau tai galbūt buvo aukšto sportinio meistriškumo siekiai, tai dabar fechtavimas patampa ir laisvalaikio praleidimo forma. Su fechtavimu vaikai ir suaugusieji bus supažindinami ir Kauno sporto halėje vyksiančiame čempionate. Žiūrovai galės patys išbandyti, ką reiškia rankose laikyti špagą ar rapyrą. Lietuvos regbio top lygoje šeštadienį vyks lemiamos rungtynės dėl aukso medalių. Centrinėme Šiaulių stadione susigrums ilgamečiai varžovai dėl čempionų titulo – Bairo ir Baltreks regbininkai. Pirmose tarpusavio rungtynėse Baltreks laimėjo 28-20, todėl Bairui reikia pergalės 9 taškais. Mes skaitomės favoritais, todėl kad pirmas varžybas laimėjom 8 taškais. Jie turi deficitą, žaidžiant su kitom komandom irgi daug lengviau nugalim negu vairiečiai, bet žinant jų, kaip sakyt, ambiciją, žinant, kad jie turi visada pagalbos iš užsienio, sakykime, iš kitų Lietuvos klubų, tai surinks stipriausią sudėtį ir kova bus tikrai įnirtinga ir stipri. Jie turi pranašumą šiokį tokį 8 taškų, tai tikriausiai jie būtų favoritai, bet žinot, mums tos varžybos lemia daug, jiem tos varžybos lemia daug, nedrįščiau sakyti, kas tie favoritai yra. Top lyga buvo įkurta šį sezoną, joje žaidžia 4 klubai, 3 Lietuvos ir 1 Latvijos. Be šiauliečių top lygoje rungtyniauja Kauno Ąžuolo ir Rygos Transact Pro komandos. Idėja lygos pasiteisino, todėl kad gal atkrito tos silpniausios komandos, su kuriuom reikėdavo važiuoti žaisti, ten būdavo tikrai nelabai įdomu ir net nereikėdavo labai daug pastangų įdėti į tas varžybas, tai rezultatai būdavo dideli, o patirties pasisemti jokios nepavykdavo. Labai įdomios varžybos, vaikinai turi ruoštis, sakykime, kiekvieną savaitę, daryti išvadas, vieną su kita komanda, susitinkam po 2 sykius, tai galim ir su tą pačią komandą padaryti išvadas. Aš galvoju, kad tikrai yra daug įdomiau. Ateityje ketinama plėsti top lygą. Tikimasi, kad stiprų klubą suburs vilniečiai. Tačiau kol kas geriausius regbininkus užaugina Šiauliai. Visa Lietuvos rinktinė yra praktiškai sudaryta iš 2 Šiaulių klubų, tik prisijungiant dar keliems žaidėjams iš Kauno ir Vilniaus. Tai tikriausiai tai parodo, kad mes pakankamai aukštesnio lygio esam už visus Lietuvos klubus. Patys klubai turi profesionaliau pradėti žiūrėti šitą sporto šaką ir šitą renginį, sakykime, top 4. Mano manimu, kad neužilgo turėtų būti ir pusiau profesionalus regbis, kad pasikviesti bent keletą vedančių žaidėjų, sakykime, iš kitų šalių, kurie galėtų kelti to miesto lygį, sakykime, ir konkuruoti su Šiauliais. Top lygos sezonas baigsis spalio 3 dieną.
Prasidėjo Lietuvos vyrų rankinio lygos čempionatas. Jame kaip ir pernai žaidžia 10 klubų. Iš lygos pasitraukusią Kauno Lūšies komandą pakeitė Panevėžio klubas. Laukia labai įdomus čempionatas. Praeitų metų čempionai, 6 kart jau čempionai Klaipėdos Dragūnas, išleido kelis savo lyderius, tai yra truputį nukraujavęs. Ambicingos komandos, Granitui, manau, jau atėjo laikas kažką tai pasiekti, pasiimti medalius. Su kiekvienais metais jis beldžiasi, bet niekaip neprisibeldžia į medalius. Alytaus komanda išlaikė savo visą komandos brandolį. Tai yra brandi komanda, galbūt ne tokia greita, ne tokia jaunatviška. Tačiau manau, kad Alytus bus vienas iš pretendentų į aukščiausius apdovanojimus. Dėl medalių gali kovoti, manau, 6-7 komandos šiame sezone. Didžiausia Lietuvos rankinio bėda išlieka lėšų trūkumas. Klubai kiekvieną dieną priversti galvoti apie išgyvenimą. Todėl pakartoti pergalių Europos turnyruose, kai buvo prieš porą dešimtmečių, net nesvajojama. Čia yra skausmingiausia tema. Labai norėtųsi, kad tie biudžetai būtų tikrai didesni, negu kad yra šiuo metu. Vidutinės komandos turėtų turėti bent jau apie 90-100 tūkstančių eurų, kad galėtų dalyvauti ir Lietuvos rankinio lygoje ir, sakysim, dar Baltijos lygos varžybose. Apie Europos taurę su tokiais biudžetais nėra net ko svajoti. Tačiau, jeigu kalbant apie dalyvavimus Europos taurėje arba čempionų lygoje, ten jau reikėtų artėti ir prie milijono. Komandoms yra sunku išlaikyti su tokiais minimaliais biudžetais pajėgiausius žaidėjus, o be pajėgių žaidėjų ten nėra ką veikti. Lietuvos čempionatą dar trečiadienį pradėjo Klaipėdos Dragūno ir Kauno Granito rankininkai savaitgalį rungtyniaus Baltijos lygoje. Klaipėdiečiai namuose priims Estijos komandas Viljandi ir Kiera. Kauniečiai rungtyniaus su baltarusiais Vytės ir Meškov klubais. Savaitgalį Kaune vyks ir Baltijos moterų rankinio lygos turas. Stipriausios šalies moterų komandos Kauno Žalgiris ir Garliava susitiks su Baltarusijos klubais. 3 pergalės iš 4 galimų turinčio žalgirietės yra lygos lyderės. Garlivietės užima 4 vietą. Baltijos moterų lygos ir Granito rankininkų rungtynės vyks Kauno veterinarijos akademijos sporto salėje. Lemiamos kovos dėl medalių vyksta Lietuvos futbolo čempionate. Labai svarbios rungtynės laukia dėl bronzos kovojančių Klaipėdos Atlanto ir Marijampolės Sūduvos. Uostamiesčio komanda šeštadienį namuose kovos su Utenio 11, o Marijampolės ekipa sekmadienį priims Kauno Stumbrą. Po pergalės praėjusiame ture prieš Atlantą Sūduva aplenkė varžovus 1 tašku ir pakilo į 3 vietą. Dar vieno čempiono titulo link artėjantys Vilniaus Žalgirio futbolininkai sekmadienį priims 8 vietoje esantį Klaipėdos Granitą. Dėl Pakruojo Kruojos pasitraukimo iš čempionato turą praleis 2 vietoje esantys Trakų futbolininkai. Iki Lietuvos čempionato pabaigos lieka 8 turai. Kaip laiko praleidimo forma vis labiau populiarėja laipiojimas uolomis. Kadangi Lietuvoje uolų nėra, varžybos rengiamos laipiojimo Senelės salėse. Vilniuje vyksinčiose varžybose ketina dalyvauti beveik 100 dalyvių, tarp jų laukiama ir užsieniečių. Kaborių taurės varžybos skirtos ne tik sportininkams, bet ir laipiojimo mėgėjams. Jų laukia 12 skirtingo sudėtingumo trasų. Per metus rengiami 6 taurės etapai, atskirai varžomasi vyrų ir moterų grupėse.